Tai tema. Hostingeris, kaip atrodė prieš ir po. Ir tada e-komercijos dalis, kas mane tikrai be galo nustebino, kai produktą parduoda už 10 eurų, investuoja į reklamą, į mūgės, į savęs pristatymą ir vienų tapukų, kurie kainuoja 10 eurų, pagaminimas užtrunka 3 valandas. Jūs galite įsivaizduoti 3 valandas už 10 eurų. Tai reiškia 3 valandas sugaišo prie gaminio ranko darbo, kurį parduoda už taip labai pigiai. Tai totaliai kainodara, tai antroji pusėje apžvelgsim visą šitą dalyką. Tai einam į hostingerį. Taigi, pats hostingerio puslapis atrodė šitaip. Labai paprastai savom jėgom buvo pasidaryta.